6 patarimai egzaminų sezonui. 1. Laiko planavimas. Susikurk dienos tvarkaraštį, kuris iš tikrųjų atitinka tavo gyvenimo būdą. Įskaičiuok pertraukėles, maistą ir visus dalykus, kuriuos ar taip žinai, ką darysi. Rutina, kurios gali laikytis, yra daug geriau negu rutina, kuri tau bus per sunki, nerealistiška ir vis tiek ją apleisi. Pertraukėlės. Jeigu dar nebandėjai, išbandyk Pomodoro metodą. 5 minutės mokymosi, 5 pertraukėlės. O kai dėmesys blėsta, pereik prie kitos pamokos dalyko, kad išlaikytum energiją. Miegas. Miegoti būtina ne tik egzaminų metu. Galva pailsėjusi, greičiau mokaisi, daugiau įsimeni ir geriau tvarkaisi su stresu. Sek progresą. Po pamokos arba kai baigi mokytis namie, paklausk savęs, ką aš supratau ir ko ne. Kai pamatai spragas anksti, galės daug greičiau ištaisyti, be baimės, kad paskutinę naktį kažko nesupratai. Pakeisk metodus. Kalant informaciją kiekvieną dieną tuo pačiu būdu gali žiauriai atsibosti. Padaryk tai žaidimu, išbandyk testus, flashcards. Būtent tam aš naudoju Astra AI. Ten galiu netgi sukėlus medžiagą ją paversti į podcastą ir klausytis medžiagos iš vadovėlio arba mokytojų skaidrių ir užrašų, tvarkydamasi, plaudama indus, duše. Šitas labai svarbus. Chill. Taip, egzaminai yra svarbus, bet jie nenusako tavo vertės ir nenulėmė tavo visos ateities. O su tokiu požiūriu, ramybė, egzaminų sezonas bus daug lengvesnis ir su mažiau streso. Jei manai, kad naudinga, kviečiu sekti ir pakomentuok, kaip tu tvarkaisi šį egzaminų sezoną.